įsijungiau. Labą dieną, ar girdit mus? Sveiki, esu Marius Kučinskas, noriu informuoti, kad sėkmingai jūs girdžiu ir matau. Kaip čia sėkmingai? Nes mūsų... Transliacija, sakome, vyksta. Tai supratau, nes gaunasi taip, kad transliacija tiesiogiai neina mūsų darbuotojams transliuoti, tai įrašą vėliau bus įkeltas. Tai svarbu, kad mes esame visi kartu. Nieko nėra. Labą dieną. Pradedam Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos posėdį. Praeitame, taip, iškart noriu informuoti, kad kvorumas yra, dalyvauja mūsų visi komisijos nariai, taip pat dalyvauja, matom, prisijungęs ir pareiškėjas, peticijos autorius, gerbiamas Marius. Taigi, praeitame komisijos posėdyje mes pripažinom gerbiamo Mariaus Kučinsko prašymą pripažinti peticiją į jo kreipimąsi. Pripažinom, kad tai yra peticija ir per visą šitą laiką iki mūsų dabar posėdžio mes bandėm išsiaiškinti, kokios galimybės yra tenkinti būtent šitą peticiją. Gavom informaciją iš įvairių mūsų savivaldybės administracijos subjektų pagal išklausimus ir dabar norėčiau tiesiog išklausyti kolegų pastebėjimus, nuomonės, kaip jums atrodo, būtent ar mes galim šitą peticiją tenkinti ar ne. Tai aš galiu pradėti. Tai iš tikrųjų dar kartą susipažinau su mūsų taisyklėmis, kurios yra patvirtintos dėl keleivių ir bagažo vežimo transporto, sakykime, mūsų autobusuose, taip pat ir autobuso parko atsiųstus raštus, kur iš esmės viskas ten gana aiškiai yra pasakyta, kad šiai dienai mes, kaip ir pasakyti, neturime galimybių užtikrinti saugaus dviračių vežimo autobusų salone. Ir iš tikrųjų buvo, irgi įsinagrinėjau tas taisyklės, tai gal, nežinau, aš pasakysiu savo tos argumentus visus. Tai, pavyzdžiui, taisyklių 9.1.12 punktuose numatyta, kad vežėjas privalo užtikrinti, kad būtų laikomas nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių bei saugų keleivių, gyvūnų ir bagažo vežimą. Taisyklių 11.1 ir 11.3 punkte numatyta, kad ekipažas privalo laikytis grafiko, nustatytų maršrutų, trasų ir eismo tvarkaraščių, pranešti keleiviams apie maršruto trasos pakeitimą bei ypatingą dėmesį skirti keleiviams turintiems negalią, padėti jiems įlipti, išlipti transporto priemonės. Taisyklių 12.3 punkte numatyta, kad keleivis turi teisę nemokamai vežti bagažą ir gyvūnus pagal taisyklių 7 ir 8 skyriuose nurodytas sąlygas. Taisyklių 14.4 punkte numatyta, kad keleiviams draudžiama vežti dviračius, jeigu autobuse nėra numatyta speciali vieta ir įranga dviračiams vežti. Tai kaip ir iš tų taisyklių yra numatyta galimybė dviračius vežti pas mūsų autobusuose, tik ten turi būti numatyta speciali vieta. Paskui iš autobuso parko raštų tiek gegužės 3 dienos, tiek birželio 13 dienos atsakymų matyti, kad mes turim 13 MAN markės autobusų. Ir, sakykime, tinkami vežti tuos dviračius būtų 7. Tai yra MAN transporto priemonės, kurios aikštelės, tas ilgis, kuriame dabar mes esam pritaikę vežti neįgaliesiems ir mamoms su vežimėliais, yra ilgis 190 cm ir 2 metrai 4 ir 3 autobusuose, bet visos ten aiškiai yra parašyta, kad visos aikštelės yra pažymėtos neįgaliems skirtų ženklų. Jeigu gilintis į pačius teisės aktus, tai pavyzdžiui, saugaus eismo automobilių kelių įstatymo 2 straipsnio 31 punkte yra numatyta, kad maršrutinė transporto priemonė, tai yra autobusai, troleibusai, maršrutiniai taksi reguliariai yra vežami keleiviai. Taip pat Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 2 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, kad autobusai yra skirti vežti žmonėms. Taigi,
Iš esmės, aš susidariau tokią išvadą, kad autobusas, būtent jo tikslinio paskirtis yra vežti keleiviams. Ir dabar mes tarsi atsiduriam tokioje situacijoje, kad kaip ir galėtumėm ar ne pritaikyti tą autobusą vežimui, tačiau iš kitos pusės mes ribojam neįgaliųjų teisę, tai yra ne tik neįgaliųjų, bet ir mamų su vaikais, nes, sakykime, gali, tarkim, susidaryti tokios konfliktinės situacijos, jeigu mes tokį reguliavimą padarom, kad vienoje stotelėje įlipa keleivis su dviračiu, ar ne, o kitoje stotelėje įlipa mama su vežimėliu. Ir mes atsiduriam priešpriešoje, kaip dabar pasielgti, ar išlaipinti dviratininką, ar mamai su vežimėliu pasakyti, kad tu lauki kito, sakykime, maršruto, kur tu galėtum įlipti ir tilpti su savo vežimėliu. Tai toks mano manymas, kad šituo atveju, jeigu mes leisim ir kažkaip ar ne, ieškosim galimybių, kaip įtvirtinti reguliavimą, kad dviratis būtų vežamas nepririštas transporto priemonėje, tai iš tikrųjų, atsiprašau, mes pažįstumėm ir savo tų keleivių teisės, ypatingai neįgaliųjų ir motinų, kurios yra su vežimėliais. Ir kitas dalykas, ką irgi reikėtų įsivertinti, tai ypatingai dabar ir pati čia važiavau į posėdį ir tokia situacija, kad staigiai reikėjo stabdyti ir atsiduriam irgi tokioje situacijoje, kad jeigu dviratis yra nepririštas ir staigus stabdymas, tai gali iš tikrųjų, irgi pati prilaikiau savo rankinę, nes jinai krenta. Tai irgi turėjom tokią situaciją, kad nepririštas dviratis, jisai galėtų padaryti žalos tiek kitiems keleiviams, tiek ir pačiai mūsų transporto priemoniai. Tai iš tikrųjų, įgyvendinti šitą peticiją būtų per daug sudėtinga šiuo atveju, nes tai mes neužtikrintumėm pačių keleivių saugumo ir komfortiškos kelionės ir apribotumėm neįgaliųjų teisės ir motinų su vežimėliais teisės, ir kiek man teko kalbėti su gyventojais, tai iš tikrųjų labai daug yra motinų su vežimėliais, neįgaliųjų, kurie naudojasi šitą viešuoju transportu, ypatingai dabar, kai mūsų taryba yra priėmusi sprendimą, kad nemokamas viešasis transportas visame rajone. Iš tikrųjų, tam, kad mes nepažįstumėm vienų asmenų teisų dėl kitų asmenų teisės, kurie, sakykime, jie gali ir taip važiuoti dviračiu iki tikslo kažkokio, tai aš siūlau nepritarti šitai peticijai, ją atmesti, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų, sakykime, perkami nauji autobusai, atsižvelgti techninę specifikaciją ir pareigoti autobusų parką, kai bus naujas pirkimas, paruošti tokias sąlygas, kad būtų pritaikyti ne tik neįgaliesiems ir vežimėlis, kur būtų vežamas vaikas, bet ir kad būtų galima gabenti, pavyzdžiui, kokį vieną ar kelis dviračius. Tai tokios mano mintys yra. Ačiū Justė. Gal kolegos dar kas nors nori pasakyti? Galbūt trumpai aš pasisakysiu. Tai pritariu gerbiamai Justei, kad šiuo metu, kaip yra organizuojamas mūsų vietinių maršrutų organizavimas autobusų, tai tikrai galimybės tenkinti peticijos nėra, nes turbūt ir pats pareiškėjas nelabai supranta tos, kiek pas mumis yra daug maršrutų, kai vienoje stotelėje įlipus dviratininkui, už sekančiai stotelėje įliptų, kaip sako, jauna mama su vežimėliu ar neįgalusis, tai arba įliptų 10 ar 15 moksleivių, tai susidarytų tikrai konfliktinės situacijos. Mes savo rajone žinom tą situaciją geriausiai. Kitas dalykas, tikrai nepritarčiau dviračius be laikiklių. Jeigu būtų toks sprendimas pritarta juos leisti vežtis be laikiklių, jeigu reikėtų ir tiems keliems autobusams, kuriems galima laikiklius pritvirtinti, tai laikiklių kainos irgi yra ne pigiai kainuojančios, tai reikėtų irgi ir nusimatyti tam lėšų, viskas yra planuojamas ir biudžetas. Todėl esu tos nuomonės, kad mes turėtumėm netenkinti peticijos prašymo peticijoje ir tiesiog numatyti įpareigojimą tiek Kretingos autobusų parkui, tiek savivaldybės administracijai, perkant naujus dviračius, techninėje specifikacijoje nusimatyti, kad autobusas būtų pritaikytas vežtis dviratį.
Ačiū, Jolanta. Gal dar kas nors norėtų iš Aš komisijos? pritariu visiškai kolegų nuomonį. Gal gerbiamas pareiškėjas, gerbiamas Mariau? Jo, tai žinokit, labai daug dalykų buvo suminėta, tai labai paprašysiu, bent jau skirti 10 minučių, 15 minučių pasisakymui, nes, kitaip, taip sakant, nutrauks ir čia gausis net ne peticijų komisijos posėdis, o peticijų komisijos imitavimas. Tai atsakysiu į visas pastabas pagal eiliškumą. Tai ar tinka toksai dalykas? Prašau. Tai visų pirma, labai norėtųsi, kad peticijų komisijos po posėdėje dalyvautų autobusų parko atstovas, ne tik, kad pateiktų atsakymą raštu, tai yra specialistai, kurie supranta, nes aš kaip suprantu, kaip iš bendro konteksto, kiek perskaitė administracijos atstovė, kad jinai su autobusais nedirba ir kompetencijos neturi, turi būti autobusų parko atstovas, kuris kuris net nebuvo pakviestas į šitą posėdį, nors spėju, kad norėjo ir turėjo dalyvauti, kad tai čia logiška. Dabar pasidalinsiu ekrano vaizdu ir pradėkime nuo pačių pradžių. Esmė tokia, kad Susisiekimo ministerija, pridėjau Susisiekimo ministerijos atsakymą, kad Susisiekimo ministerijos giliu įsitikinimu pačios savivaldybės reglamentuojasi būtent ar leisti vežtis dviratį netvirtinant, ar leisti vežtis tvirtinant, pritaikytam, nepritaikytam autobuse ir taip toliau. Tai tokia yra Susisiekimo ministerijos pozicija. Susisiekimo ministerija ministro įsakymu, apie kurį būtent minėjo gerbiama administracijos atstovė, įsako tik vienintelį dalyką, kad jeigu savivaldybė nusprendžia leisti dviratį vežtis autobusuose, ant autobuso įėjimo ten turi būti kažkokiu būdu pažymėta. Lipduku, nelipduku, jaučiasi ir kokiu būdu pažymėta yra būtent savivaldybės kūrybos reikalas. Šitą raštą ar gerbiama administracijos atstovė matė, buvo pridėtas prie peticijos. O ką jūs laikote administracijos atstovę? Čia mane? Aš kaip suprantu, jūs ar ne? Aš ne administracijos atstovė, aš esu komisijos sudėtyje ir taip aš gavau su peticija. Ar jums keliavo tas raštas? Nukeliavo kartu su peticija, mes esam gavę Susisiekimo ministerijos ir šitą atsakymą. Gerai, puiku. Tai dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir keleivių vežimo transporto kodekso jums klausimų iš tos pusės neturėtų kilti. Tikrai esu giliai įsitikinęs, ne tik, kad giliai įsitikinęs, bet Susisiekimo ministerija turi aukštesnę kompetenciją transporto srityje negu politinė peticijų komisija. Tai va. Dabar dėl autobusų. Tai specialiai dalinuosi ekrano vaizdais ir matau, kad yra dideli autobusai, į kurių saloną galima įsidėti dviratį, prirėmus prie sienos. Taip. Į tokio tipažo autobusą, jisai berods irgi kalbėjau su Kretingos autotransportu. Tai irgi sakė, kad šitas į maršrutus irgi išvažiuoja. Tai čia yra idėja, kad būtų galima įsidėti į bagažo skyrių. Taip, bet reikia keisti tarybos sprendimą, nes bagažo skyriuje, dar kartą pasižiūrėkit, taip, nėra viduje dviračio laikiklio.
Šiuo atveju, žiūrint iš saugumo pusės, būtent kaip tik yra saugiau net dviračio netvirtinti, nes jisai kažką užkabins, įbrėš ir taip toliau pačią konstrukciją. Taip. Kai jisai netvirtinamas, tai yra saugiau kaip lagaminas. Įsidedi, ištrauki. Avarijos atveju, dviratis neturėtų jokių galimybių sužaloti keleivių, nes jisai yra būtent fiziškai atskirtas barjerų nuo keleivių, nuo vairuotojų ir taip toliau. Vienintelis atvejis, kai jisai galėtų pasiekti saloną, nebent autobusas trenktųsi su tokia jėga ir būtų sumaitytas tiek, kad iš autobuso liktų tik tai košė. Bet tokiu atveju net dviračio padaryta žala neaktuali. Taip, dabar apie dviračio tvirtinimą. Taip. Tai esmė yra tokia, kad šita praktika jau veikia, aš jau nebesuskaičiuoju kiek savivaldybių. Tikrai galite pasidomėti kaimynų Tauragės praktiką, pasidomėti, kas vyksta šiuo metu Klaipėdoje. Ir daug savivaldybių tikrai išsisprendė ir nedarė tame problemos. Siūlomas būtent peticijoje reguliavimas. Pagal peticijų įstatymą, tai jeigu peticijų komisija nuspręs iš dalies tenkinti peticiją, tai būtų sukurta tik tai darbo grupė, kuri parengtų pakeitimą. Bet pritarimas peticijai tai nereiškia, kad tiesiog kas parašyta peticijoje, copy-paste aklai keliaus į tarybos sprendimą ir bus aklai patvirtinta, tikrai ne. Tai esmės siūlymas yra būtent iš peticijos, kad būtų galima leisti vežtis dviratį tada, kada nėra keleivių. Čia vienas iš punktų. Taip, 53 berods punktas. Tada, čia galėsit susistumdyti savo punktus, kaip reikės. Tada įrašoma, apibrėžiam, kas yra piko valandos. Kiekviena savivaldybė turi jas šiek tiek kitokias. Tai galite imti Vilnių kaip pagrindą nuo 7 iki 9, nuo 16 iki 19 valandos, arba galite nuo 15 iki 19, pavyzdžiui, kaip Klaipėda daro savo projektą. Taip, tada esmė tokia, kad Vilnius turi pasitvirtinęs tokį reglamentavimą, jeigu įlipa mama su vežimėliu, tai dviratininkas turi išlipti. Dabar ir taip toliau, tai kad keleivis įlipa į transporto priemonę paskutinis, tai būtent visi šitie punktai atsako į saugos klausimus, kad dviratininkui perkeliama atsakomybė, jeigu kažką sugadina ir taip toliau. Dabar apie tvirtinimus. Irgi apie tvirtinimus buvo daug šnekėta peticijoje. Tai, žodžiu, Vilniaus miestas sprendėsi tokiu būdu, matote nuotraukoje dirželius. Taip. Ir esmė tokia, kad tai yra dirželiai, kurių kaina, Maxima senukai iki Lidl ne visą laiką turi degalinės. Rinkos kaina už 2 tokius dirželius yra 7 eurai. Reiškia, viešųjų pirkimų įsigyti tokiam dirželiam net nereikės. Tai Vilnius pasidarė tokį sprendimą. Šitas dirželis yra sertifikuotas, atlaiko parašyta iki 200 kg. Dviratis sveria maksimum 30 kg. Tai taip sakant, kad dirželis nutrūks, neatlaikys sunkiai įsivaizduojamas scenarijus. Vilnius žengia tokiu keliu, kad tiesiog prisipirko dirželių, jos mechanikai tiesiog pasiėmė prisiuvo prie turėklų ir tokiu būdu išsprendė problemą. Kaunas, jie pasižiūrėjo, kad galima dar labiau sutaupyti. Jie pasiėmė tiesiog automobilinės gumas ir tiesiog vieną gumą pririšo prie turėklų. Ir taip paleido per visus autobusus. Taip.
Tai sprendimas, kad tai yra argumentas, kad tai yra brangu, dėja ne, guma kainuoja už 2 vienetus gumų berods 8 eurai, tai viena guma 4 eurai. Pririšimas pasidengi savo kaštais, tai yra mechanikas naktį įeina, ar vairuotojas, ar dar kažkas kitas darbuotojas ir tiesiog paprastu mazgėliu pririša. Na, tai pasidarė Kaunas, nieko, 5-6 metai, problemų su tuom nėra. Na, apie pikinės valandas, tai, na, įsivaizduokit, kad, na, jeigu prilipa daug žmonių, na, ar įsivaizduojat, taip? Ir tai taip sakant, nu, tu neįlipsi į autobusą ir taip. Bet jeigu išlipti, nu, tai turėsi palauk, kol visi keleiviai išlips, tai iki paskutinės stotelės, na, tai nesvarbu, o čia dviratininkas turi prisitaikyti. Taigi, apie dviračio vežimąsi autobuso išorėje. Šiuo atveju pats su tuo nesutikčiau, nes autobusas elementariai vėluotų. Prikabinti, nukabinti, nespėjai grafiką, tai yra rajonai, aš esu įsitikinęs, kad tai yra per dideli kaštai. Na, Kauno miesto savivaldybė bandė, tačiau toksai dalykas, na, neprigijo. Na, Vilniuje yra dar vienas sprendimas, tai sakant, kai diržų nėra, na, žinoma, jau pažadėjo tenais vežėjas susipirkti ir kituose autobusuose, bet aš randu būdą tokį genialų, prisitvirtinti dviratį net neįgaliojo diržu, kaip matote šitoje nuotraukoje. Taigi, siūlau peticiją tenkinti iš dalies būtent tose autobusuose, kurie turi didelę aikštelę, kurie yra nurodyti būtent Kretingos autotransporto atsakymą, kad juos galima sutalpinti, juos paženklinti lipdukais ir tiesiog sudaryti darbo grupę ir apsispręsti dėl piko valandų ar dėl tam tikrų saugiklių. Saugikliai, žinokit, visos saugikliai yra sudėti, tai viskas su tuo yra gerai. Na, tai tikiuosi, jeigu peticijos tekstą skaitėt, tai matėt. Tai šitą peticiją ir Pagėgiai, ir Tauragė sėkmingai įsigyvendino su dar mažesniais autobusais. Nuvažiuokit, gerbiami, ir pasižiūrėkit. Tuo labiau, kad Tauragė nėra taip toli prie Kretingos, tai ir viskas tam puikiai veikia. Tai toj pačioj neįgalioje vietoje. Noriu atkreipti dėmesį, kad mūsų vežimėliais ir neįgaliųjų, būtent savivaldybėje, procentas yra labai mažas. Todėl, iš 1000 gyventojų įmant, taip, todėl vienu metu yra mažai tikėtina. Kaip? Gal galit pasidalinti, kur tą statistiką radot, kur čia yra, kiek čia procentiškai mes čia turim tų neįgaliųjų ir vežimėlių su mamomis? Šiuo metu yra asmens su neįgaliųjų teisių agentūra, kuris sudarė statistiką, kiek yra neįgaliųjų asmenų. Tai agentūros puslapyje yra paskelbta. Dabar peticijų komisijos posėdžio metu šią statistiką mačiau, bet tai buvo antiek neaktualus klausimas, kad mačiau tenais skaičius, tai yra procentas tiesiog žemas, nesiekia 5%. Ar nesiekia 4%. Tai tiesiog galit tiesiog pasiskambinti asmens su neįgaliųjų teisių agentūrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jums pateiks tą populiacijos kiekį. Tai tiesiog yra paprastas gal būdas
paimti 2-3 daugiabučius, peržiūrėti visus gyventojus ir paimti procentą ir jį padauginti iš viso gyventojų kiekio. Nu, tai tokiu būdu. Arba kitas būdas tai yra tiesiog, kiek turi duomenų šitą ir savivaldybė turi tikrai turėti duomenų, kiek pas juos yra žmonių turinčių neįgaliojo pažymėjimą, kiek išduota. Tai čia ta statistika tikrai egzistuoja. Na, tai kiek važinėjai Vilniuje ir kitose savivaldybėse, tai tikrai net ir tie patys Trakai, dabar ir Klaipėda svarsto, tai tikrai problemos su tuo nematyčiau. Tai siūlau, būtent raginu pritarti peticijai iš dalies, kaip tai numato būtent kompetitingi asmenys, būtent Kretingos autotransportas, tam tikros autobusuose, tam tikromis valandomis ir su vienintelis apsisprendimo būdas tvirtinant, netvirtinant, tvirtinant, aš jau nurodžiau, kokie laikikliai turėtų būti ir toliau dėl pačių būdų apsispręstų jau paruoštų projektą pats autotransportas. Tai ačiū gerbiamam pareiškėjui. Aš tik tai norėčiau truputėlį nešti aiškumo dėl jūsų tam tikrų faktų. Įvardinti dėl to paties mūsų ne autotransporto, šiaip Kretingos autobusų parko. Mes turim gavę ir raštus, ir visus atsakymus, kuriame aiškiai parašyta, kad šiuo metu galimybės vežti autobusuose, autobusų salonuose dviračius nėra, bet to pateikti ir skaičiai, kalbant apie tuos autobusus MAN ir didžios autobusus, tik tai 7 iš autobusų, dar kartą noriu pakartoti, ką gerbiama Justė pasakė, yra šiokia tokia galimybė įsprausti dviratį, nes, kaip žinia, jeigu didelio rėmo dviratis, tai jisai yra 2 metrų ilgio, o mūsų 2-metrinė, sakykime, aikštelės turi tik 3 autobusai, tai jį netgi įvaryti į tą aikštelę jau tiesiog gan sudėtinga būtų. Žiūrėkit, aš tokiam autobusą, aš tokiam pačiam važinėjau Vilniui su to pačiu senu MAN. Dar kursavo ir ko puikiausiai įsprausdavo ir ko puikiausiai tilpdavo. Šitas autobusas konkrečiai. Tai viskas su tuo yra gerai. Gerbiamas Mario, tai mes remiamės specialistų išvadą, kad iš tikrųjų, ką mums pateikė autobusų parkas, patys irgi bandėm važiuoti, bandėm matuoti, bandėm modeliuoti įvairias situacijas, kokias jūs irgi pateikėt, kas pirmą įlipo, kas turėtų išlipti ir panašiai. Šiaip, tai aš apie tos 7 autobusus nešneku. Šiaip kalbant apie tai, kaip jūs, sakykime, įvertinotais procentais neįgalių žmonių skaičių ar dar kažkas, tikrai ne procentai lemia. Tai nėra korektiška vertinti procentais žmonių kiekį, kurie yra čia svarbesni. Kad ir vienas žmogus, jeigu jis turėtų tokių problemų, mums yra svarbus. Šiaip visuomenėje stengiamės juos kaip tik tai įmanoma integruoti, įrenginėjame ir laiptinės atskirus liftus netgi ir panašiai. Taigi, kad tikrai lygintis žmogų, kuris gali važinėti su dviračiu nuo taško A iki taško B ir lyginti žmogų neįgalių vežimėlį arba mamą su vežimėliu, tikrai nėra šioje vietoje korektiška. Mes iš tikrųjų jūsų pateikta peticija, jinai tikrai turi tokios, vadinkim, racijos, bet vėlgi dar kartą įvertinus tokią situaciją, kokią mes turim, mūsų rajono specifiką, mūsų, sakykime, maršrutų tą tokį sudėtingumą, tai tikrai sudėtinga būtų visą tą saugiai ir kokybiškai organizuoti. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų autobusų parkas jisai sensta ir ta prasme, kad technikos priemonės autobuse parke ir Kretingos rajono savivaldybė tikriausiai įsigys naujų autobusų. Ir įsigijant naujus autobusų specifikacijoje mes galime ir tikriausiai įpareigosim, ką gerbiama Jolanta ir sakė, įpareigosim tiek administraciją, tiek autobusų parką, kad jau perkant kitus autobusus, kad tos vietos būtų numatytos vietos būtent
į saloną įsivaryti dviračius. Kitas dalykas, dabar jūs ten rodėte autobusą Setra, kuris kursuoja mūsų maršrutais, tai autobusas yra tarpmiestinių pobūdžio, aikštelės viduje nėra, yra bagažinės apačioje, bet vėlgi, kaip ir Kauno pavyzdžius pateikė tai, kad sustot, atdaryti bagažinės, įkištą dviratį į bagažinę ir taip toliau, tai trunka laiko, jo labiau, kad pas mus ir tas pats vairuotojas ir dar, sakykime, yra vietų, kur ne visiškai važiuoja vien tik mūsų savivaldybės maršrutų, kur nereikia bilietų parduoti, bet jis važiuoja, tęstinumas yra ir į kitą savivaldybę, kur dar reikia parduoti ir bilietus. Taigi, iš tikrųjų, tam reikalingas dar papildomas žmogus būtų, kad tiesiog neįsimuštų šitas autobusas, kalbant apie tuos tarpmiestinio tipo autobusus, kaip Setra, iš to, vadinkim, grafiko. Tai va, tai tokios replikos. Dėl Setros, noriu trumpai pakomentuoti. Konkrečiai aš vežiausi Setroj, būtent šito modelio autobusą, Trakų rajone, taip. Ir aš duodu Trakus kaip pavyzdį, dėl to, kad tai yra rajoninė savivaldybė, atitinka tam tikras sąlygas, nes yra didmiesčiai, yra viena specifika, yra rajoninės savivaldybės šiek tiek kita specifika, šiuo atveju autoūkis sutampa. Tai tenais taip padaryta taip, yra autobusas, Setra, ant jo bagažinį yra dviračių lipdukas, ateina autobuso vairuotojas, atidaro bagažinę, o toliau dviratininkas tikrai dedasi ir išsindinėja dviratį pats. Jeigu kažką susibraižo, jisai pats ir atsakys, taip sakant, pats įsidėjai tavo problemas. Ačiū, gerbiamas Mariau, už informaciją, tikrai išsamiai jūs pateikėte ir motyvuotai savo poziciją. Tai dabar iš tikrųjų mūsų peticijos komisija turėtų priimti išvadą, ar tenkinti peticiją, ar tenkinti iš dalies, ar netenkinti peticijos. Pirmas siūlymas buvo gerbiamos Justės, kad netenkinti peticijoje pateikto prašymo ir siūlymo, todėl siūlau balsuoti, kas už gerbiamos Justės pateiktą siūlymą. Dar iki balsavimo, taip. Pagal procedūrą reikia pateikti visus siūlymus. Tai vienas yra tenkinti iš dalies tik pažymėtos autobusuose. Gerbiamas Mariau, aš ką tik tai perskaičiau. Tai yra 3 variantai. Vienas tenkinti, kitas tenkinti iš dalies, kitas netenkinti. Dabar mes turim pirmiausia, pats pirmas siūlymas, gerbiamus mūsų komisijos narės Justės, pats pirmasis siūlymas buvo netenkinti, todėl mes už jį ir dabar balsuojame. Jeigu, sakykime, mūsų komisija prieš sprendimą, kad balsuosim prieš Justės siūlymą, tai tada rinksimės kitą variantą. Čia toks eiliškumas yra tiesiog, už kurį, sakykime, siūlymą balsuojam pirmiausia. Tai pirmas, kuris buvo pasiūlytas, už tą ir balsuojam pirmiausia. Tai dar kartą dabar gerbiami komisijos nariai, tada balsuojam už gerbiamas Justės siūlymą, netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo. Taip, vienbalsiai priimta išvada, kad netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo. Tai gerbiamas Mariau. Tai va, toliau mūsų, sakykime, peticijos komisijos išvada bus pateikta savivaldybės tarybai. Ir savivaldybės taryba nuspręs, ar mūsų išvadą tvirtinti, ar ne. Gali būti, kad savivaldybės taryba priims kitokį sprendimą ir tada, aišku, jau tolimesni veiksmai bus jau kitokie. Tai ačiū visiems už dalyvavimą ir mūsų peticijos komisijos posėdis baigtas.